Mėly bičiuliai, laba diena visiems. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, turėdamas galimybę dalyvauti čia, tarybos posėdėje. Ir visi Lietuvoje žinom, kad Amerikos lietuviai buvo ir yra viena didžiausių, stipriausių, aktyviausių lietuvių bendruomenių pasaulyje. Ir būtent iš šios bendruomenės energijos ir žinių sėmėsi tiek tarpukario Lietuva, tiek ir naujųjų laikų Lietuva. Todėl esate didelė ir reikšminga Lietuvos galia. Ir aš nebijau sakyti Lietuvos, tai nėra kažkokia atskira dalis. Jūs esate iš tikro sudėtinė Lietuvos dalis. O dabar pasakysiu tai, ką sakau visada. Ir kartoju visiems. Valstybė prasideda nuo kultūros. Nuo tautos, kalbos, papročių, tradicijų, identiteto. Kas yra tautos identitetas? Tai yra kultūrinės definicijos. Valstybę kūrėme tam, kad išlaikyti savo identitetą. Ne tam, kad statyti gamyklas, geležinkelius, ligoninės ir visą kitą. Visą tai mes galim turėti bet kurioje imperijoje. Ir turėjome. Išskyrus teisę puoselėti savo kultūrą. Tam atkūrėme valstybę ir todėl dėmesys kultūrai plačiai prasme, ne menui, bet kultūrai, yra ypatingas turi būti kiekvienoje valstybėje, o ypač mažosiuose valstybėse, tokiuose kaip Lietuva. Ir žinau, kad šiandien susitinkame ekonominėje jūsų suvažiavimo sesijoje ir labai džiaugiuosi, kad kaip kultūros ministras turiu čia ką veikti. Pirmiausia, pats būdamas ekonomistas, teisininkas, visą savo gyvenimą daugiausiai praleidęs, sprendžiant ekonominius klausimus, energetinius klausimus. Man teko dirbti Europos parlamento nariu būti, būtent pramonės, energetikos, mokslinių tyrimų klausimus sprendžiant, aktyviai dalyvauti. Pasirodo, reiškia, tas patekimas į kultūros irgi yra labai naudingas, nes matyt tiek iššūkių, kiek yra čia, jokioj kitoj srity būtų sunku surasti. Ir pasakysiu, kodėl. Šiandien tyrimai rodo, kad Lietuvos kūrybiniai darbininkai, taip aš pasakysiu, Lietuvoje sukuria 5,54% bendrojo vidaus produkto. Eksportas kūrybinis, tai yra copyright, sudaro daugiau kaip 5%. Tai aš žiūriu, reiškia, į sekantį po to pranešėją ir galvoju, kad čia irgi labai svarbu, kad išgirstų ir į savo visus būsimus pranešimus, reiškia, įdėtų tuos gana svarbius dalykus. Skaičiai atrodo nedideli, bet jeigu mes pasižiūrėsim analogijas ir tarkime, vienas svarbiausių Lietuvos eksporto pramonių tai yra trąšos. Ir trąšos tai yra minimum 2 miestelių Lietuvos gyventojai yra labai susiję ir daug dirba su trąšomis. Ir čia ir geležinkeliai, ir Klaipėdos terminalai susiję susitarimai su energijos, specialūs su energijos tiekėjais, jeigu žinot, čia Jonavos azotas, tai sukuria lygiai tiek pat eksporto, lygiai tokia pat eksporto dalį, kaip ir trąšos. Kur tokio dėmesio, reiškia, niekur neakcentuojam ir neįvardinam. Dažnai. Galim paimti aiškesnę sritį, tai yra pieno produkcija. Kaip legendinė Lietuvos pramonė ir šios pramonės eksportas yra deja, gal ne deja, tai tiesiog yra gerokai mažesnis negu kūryba.
ir apie 2,5% sudaro eksportas, nors iš tikro reikia pasakyti, kad mūsų pienas yra gerai perkamas kitose rinkose, net Amerikos rinkoje, sūriai, jūs jau seniai žinote, kažkada netgi didžiausias eksportuotojas į Ameriką sūrių tai buvo Lietuva. Tai buvo vienas laikotarpis, kada tas rokiškės sūris buvo, reiškia, picom ypatingai dideliais kiekiais tiekiamas į Ameriką. Bet reikia pripažinti, o kas yra sūris? Arba pieno produktai, kodėl jie perkami? Todėl, kad jie turi ženklą. Tai yra kokybės ženklą lietuviški pieno produktai. Mūsų kaimynai, pirmiausia, kaimynai dėl to ir perka, nes tai yra lietuviškas gaminys, arba kitaip sakant, jie perka jau istoriją, o gal legendą lietuviško pieno, nes iš senų laikų, ypač Rusija, žino, kad tai yra kokybė. O kas yra istorija ir legenda? Tai yra iš dalies kultūros produktas. Jie neperka šiaip sau, bet perka todėl, kad yra lietuviškas, kad tai yra brendas jau, tai yra kultūros produktas. Ir nuolat teigiu, kad būtent turinys, arba kitaip sakant, kultūra šalim suteikia konkurencinių pranašumų. Kai yra viskas tas pats ir viskas yra pagaminama, kultūros ir jos kūrinio turinio kokybė, kūrybingumas, inovacijos, dizainas tampa vienintelė unikalia preke. Todėl privalome tapti kūrėjais, ne tik gamintojais. Ir tik tada įgysime pranašumą. Todėl, nors pats sakiau, kad dirbau daug su pramone, bet tikrai nenoriu būti vien gamintojų tauta. Mes gyrėmės, kad mes gaminame daug baldų, Ikėjai, švedams. Mes siūvame daug rūbų, brandinių rūbų, Hugo Boss ir panašiom kompanijom, bet mes tik siūvame, kalame, sukame, darome baldus. Kodėl? Todėl, kad naudoja pigią Lietuvos darbo jėgą, aišku, kvalifikuotą pigią darbo jėgą, bet tai neturi ateities. Tai neturi ateities. Tik kūrybinės industrijos, kada sukursime patys dizainą, formas, brandus, tada tai yra didžiausia pridėtinė vertė ir tai yra kultūros, kūrybos dalis. Todėl šiandien apie tai galiu drąsiai kalbėti ir po to Rolandas kalbės apie kiną, kas yra didžiulė industrija, didžiulė pridėtinė vertė ir arba viena iš kultūros kūrybinių industrijų dalių, kurių yra labai daug. Dėmesys Lietuvoje šiai sričiai turi būti gerokai didesnis. Ir tą mes bandome daryti. Bandome tai įrodinėti, ieškome skaičius, tyrimus, kol kas tokių skaičių tyrimų neturėjo, todėl visiems atrodo, kad, kaip sakiau, pienas, trąšos yra viskas labai aišku. Pamatuoti copyrighto parduodamo, reiškia, skaičius yra žymiai sudėtingiau, bet tie skaičiai yra įspūdingesni, žiūrint pagal pridėtinę produkto vertę. Ir man labai patiko čia iš jau Jungtinių valstijų iPhone'o pavyzdys, reiškia, kuris $600. Mano patys amerikiečių ekonomistai kažkada pristatė. Reiškia kaina. Gamybos, visos gamybos kaina, čia nekalbu apie 6, tai buvo galbūt jau apie 4, kalbant buvo $70. Gaminama be abejo Azijos šalyse. Visa kita kas yra? Visa kita yra brandas. Tai yra kūrybinis produktas. Todėl Steve'o Jobso pristatymai produktų, teatriniai pristatymai privedė prie to, kad tai yra brandas, tai yra brangiai parduodamas, o tie, kas gamina, jie gauna 12%, reiškia visos pridėtinės vertės. Tai aš linkiu, kad Lietuva taptų kūrėjais, ne tik gamintojais, o gal didesnė dalim kūrėjais.
kad kurtų ir baldų lokalus, baldų formas, baldų konstrukcijas, o ne pagal kažkieno, reiškia, gamyklų lygiai taip pat tokiom prekiam, todėl aš džiaugiuosi, kad čia yra du jauni žmonės, reiškia, kuriuos pristatė, tai jie būtent yra kūrėjai. Ir čia yra ateitis, stiprybė ir manau, kad tą mes padarysim. Bet dabar labai trumpai norėčiau apie konkretų dalyką. Šiandien norėčiau pasitarti su jumis dėl kitos srities, kuri yra svarbi pirmiausia jums, Amerikos lietuviams, ir dėl kurios esate nesykį siuntę įvairias užklausas tiek Lietuvos, tiek Jungtinių valstijų institucijoms. Rugsėjo viduryje Vilniuje įvyko Kultūros ministerijos inicijuotas susitikimas su Amerikos paveldo užsienyje išsaugojimo komisijos nariu Herbertu Bloku. Jis buvo surinktas siekiant atgaivinti seniai pribrendusi klausimą dėl Jungtinių valstijų ir Lietuvos bendros kultūros paveldo komisijos sukūrimo ir tolimesnio darbo. Kaip žinote, tarp valstijų ir Lietuvos vyriausybių 2002 metais buvo pasirašytas susitarimas dėl tam tikrų kultūros paveldo objektų apsaugos ir saugomo, kuris yra svarbiausias teisinis pagrindas abiejų šalių atstovams tartis dėl tolimesnio veiksmų išsaugojant paveldą. Būtent šitas susitarimas numato bendros komisijos įkūrimą, kurioje iš Lietuvos pusės dalyvauja pagrindė kultūros ministerija, taip pat užsienio reikalų ministerija ir Jungtinių Amerikos valstijų bendruomenės atstovai. Atitinkamai yra atstovai iš Jungtinių Amerikos valstijų pusės. Susitarime yra aptarta, kad būtų laikoma, kas būtų laikoma šios komisijos priežiūros sritimis, tai religiniai pastatai, reikšmingos istorinės vietos, paminklai, kapinės, memorialai, archyvinė medžiaga susijusi su įvairiais šiais objektais ir apibrėžiamos komisijos kompetencijos. Tai yra identifikavus kiekvienoje šalyje saugotinų daiktų sąrašą, komisija patvirtina ir sąraše patvirtinti objektai turi būti saugojami, globojami jau tos valstybės. Taigi galios tos komisijos yra tikrai nemažos, įpareigojant valstybę saugoti, globoti atitinkamus paveldo objektus. Turėčiau pasakyti, kad turime itin išsamius ir detalius čia Jungtinių valstijų paveldo Lietuvoje sąrašus, teisingiau Jungtinių valstijų paveldo Lietuvoje, bet pasakysiu tokį dalyką, kad pirmiausia, aišku, mes čia kalbame apie žydų paveldą. Jos sudarė Lietuvos žydų bendruomenė, iš jos sąrašus įtrauktos sinagogos, kapinės ir kiti saugotini dalykai, holokausto atminties vietos. Ir aišku, reiškia, kad mes stipriai dirbame. Ir aš neminėsiu atskirų dalykų, čia ir su IVO institutu dabar pasirašyti susitarimai ir visa kita. Tokiu būdu Lietuvoje yra saugoma, restauruojama tiek valstybės, tiek įvairių fondų lėšomis būtent šitas paveldas. Bet turime ir Lietuvai labai daug reikšmingų kultūros paveldo objektų esančių čia, Jungtinėse valstijose, ir taip pat yra jūsų jau bendruomenės sudarytas sąrašas, į kurį įtraukta bažnyčios, vienuolynai, mokyklos, bendruomenių centrai, tačiau reikia pasakyti, kad tas sąrašas nėra išsamus. Jisai nėra tinkamas kol kas tam darbui, kuris yra reikalingas. Nėra objektų aprašų, yra būtina nustatyti, kokie būtent iš šių objektų būtų svarbiausias Amerikos lietuvių paveldas, į kurį visų pirma turėtumėm atkreipti Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybės dėmesį. Tokios medžiagos surinkimui neabejotinai bus
teikiama ir Lietuvos valstybės pagalba, tačiau iniciatyva išsaugoti šios objektus visų pirma, turėtų priklausyti bendruomeniai, lietuvių bendruomeniai čia Amerikoje. Ir tik turėdami tikslę informaciją apie reikšmingiausią lietuvių paveldą galėsime, kaip jau Lietuvos vyriausybės atstovai, eiti į dėrybas, į sudarytą komisiją ir šios sąrašus patvirtinti ir tuo būdu įpareigoti JAV vyriausybę šios objektus saugoti. Žinau, kad yra jau tokių pavyzdžių ir dėl objektų 2006 metais buvo siekiama išsaugoti Švento Jurgio bažnyčią, labai sudėtingas pavadinimas, Šenedor. Miestelė toliau, matyt, galima čia tos pavyzdžius sakyti, Aušros vartų bažnyčia Manhatane. Ir tikrai ta misija yra įmanoma ir reikšminga tiek lietuvių bendruomeniai, tiek Lietuvos kaip valstybės paveldo. Tai aš neįsiplėsdamas tikrai pakviesčiau kartu imtis tos iniciatyvos, labai aiškiai identifikuoti prioritetus ir judėti toliau būtent išsaugant lietuvių paveldą čia Jungtinėse valstijose, nes tai yra didelė mūsų tautos istorijos dalis. Kadangi laikas limituotas, tikrai dar kartą norėčiau pasidžiaugti, kad jūs esate aktyvūs, padėkoti už jūsų vadovaujamos bendruomenės labai aktyvų dalyvavimą šių metų dainų šventėje. Tikrai ačiū už tas pastangas, už tą energiją, kurią atvežėte iš už Atlanto į Lietuvą ir tai buvo nuostabu. Tai buvo nuostabu, matyt, daugelis iš jūsų buvote, matėte ir tokios šventės subūrė tautą, nuo kurios, kaip minėjau, prasideda valstybė. Tai ačiū Jums, sėkmingo darbo, rezultatų konkrečių, ko gero vis tiek, jeigu jau suvažiavimas, Jūs priimsit vienokius ar kitokius sprendimus, kurie lems darbą ateinančiais metais. O dabar dar naudodamasis progą aš tikrai norėčiau padėkoti čia mūsų garbės konsuliai Daivai už tai, kad jinai rūpinosi vakarų pakrantėje, tai reiškia tiek mano, tiek ir kitų delegacijos narių vizitų ir visų akivaizdoje padėkoti, tikrai žmogus dirba gerai, nuostabiai, su užsidėgymu. Aš džiaugiuosi, kad mes turime daug tokių garbės konsulų ir Daiva yra vienas iš pavyzdžių.